Sveiki, su jumis Geras Dūmas. Noriu pristatyti jums Ego C5 Exclusive rinkinį. Rinkinį sudaro 2 baterijos, 2 kaitikliai skysčiui, 1 kompiuterinis įkroviklis, 1 sieninis įkroviklis ir 10 ml tabakinio skonio skysčio. Kad paruošti rūkymui cigaretę, užsukite kaitiklį ant baterijos. Tuomet patikrinkite, ar baterija įjungta. Tiesiog nuspauskite mygtuką. Jeigu mygtukas nesviečia, reiškia baterija išjungta. Ją reikia įjungti. Įjungti tai galite tiesiog nuspaudus 3 kartus mygtuką. Kai mygtukas sumirksi, vieną kartą patikrinat nuspaudus, reiškia baterija jau veikia. Tuomet reikia įpilti skysčio. Nusukat kandiklį nuo kaitiklio. Laikot maždaug tokių kampų ir pildot pagal sienelę kaitiklio skystį. Pripilkite skystį iki pat galo. Tuomet užsukite kandiklį atgal ir traukimo metu nuspauskite mygtuką ir laikykite, kol traukite dūmą. Kai dūmą įtrauksite, mygtuką tiesiog atleiskite. Bateriją taip pat galima išjungti. Išjungti ją galite tiesiog nuspausti 3 kartus mygtuką. Įjungti taip pat 3 kartus. Kai baterija įsikrauna, pradeda mirksėti lemputė paspaudimo metu. Tuomet nusukat kaitiklį nuo baterijos, įsukat į USB pakrovėją ir galit prijungti tiesiai prie kompiuteriaus arba per sieninį įkroviklį. Kai baterija krausis, ant USB pakrovėje degs raudona lemputė. Kai baterija pasikraus, užsidegs žalia. Baterija maždaug kraunasi apie 4-5 valandas. Laiko pakrauta baterija rūkančiam žmogui į dieną pakelį maždaug apie dieną. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad kai kaitiklėje lieka mažiau pusės skysčio, geriausia pripilti skysčio. Arba, kai pajausite svilėsių skonį, cigaretę apverskite aukštyn kojom, kad siūlai įsigertų skysčio. Taip pat šis kaitiklis yra vienkartinis, tai maždaug tarnauja jisai nuo 2 savaičių iki 1 mėnesio. Gali ir ilgiau. Taip pat rekomenduojam įsigyti arba iš karto atskirai kažkokius 2 kaitiklius, arba paskui, kai šitie suges. Kaitiklius geriausiai rekomenduojam žiūrėti apatinio kaitinimo, tai nereikės vargti dėl apsukimo cigaretės, iškart geresnis, skanesnis dūmas jaučiasi skysčio, bei daugiau dūmų. Tai tiek apie šitą rinkinį. Ačiū žiūrėjimą.